Kasmet Lietuvoje surenkama ir perdirbama apie 30 000 tonų panaudotų padangų. Deja, milžiniški kiekiai šių atliekų vis dar atsiduria miškuose. Su išmestom padangom susiturime kasdien. Valstybinių miškų Panevėžio regioninis padalinys kasmet surenka padangų apie 10 tonų. Tai pagalvokit, jeigu metuose yra 250 darbo dienų, tai po 40 kg per dieną. Tai jeigu padanga 4-5 kg, tai apie 10-8 padangas surandame miške kasdien. Specialistai pastebi liūdinančias tendencijas. Išmetamų padangų kiekiai miške metams bėgant nemažėja. Žmonių sąmoningumas, kas liečia padangas, nepasakyčiau, kad kasmet vis didėja, kad žmonės galėtų tas padangas priduoti į surinkimo aikšteles, ar į sąvartyną, ar į utilizavimo įmonės. Tai ta tendencija tokia, kad jų ar mažėtų, ar daugėtų miške nėra. Jų randame visą laiką vienodai. Jeigu pernai 10 tonų, užpernai 10 tonų, šiais metais manau, kad irgi bus 10 tonų, tų padangų surasim. Aš manau, tai kultūros problema, nes tikrai visi tie, kurie nori įsiaiškinti, kur tas padangas padėti tinkamai, jie tų galimybių turi pakankamai daug. Užtenka įsivesti, matyti šiandien į ten, sakykime, informacijos paiešką ir tikrai išmes, kur jas padėti. Bet, aišku viena, kad jeigu žmogus perka naujas arba keičia servise, tvarkingai keičia, tai jis tikrai gali ten ir atiduoti ir palikti, tai priklauso. Bet jeigu jau ten rado, nusipirko sodybą, kažkokią seną paveldą, tai jis gali atvežti ir pas mus į aikštelę ir iš tiesų tai visiškai yra tvarkingas atidavimo būdas. O į mišką matyt veža tie, kuriems nežinau, dėl ko miškas nesuprantamas jo arba jo rolė nesuprantam. Miškuose paliktos padangos ne tik darko kraštovaizdį, bet ir nuodija aplinką, į dirvožemį bei vandenį išskirdamos cheminės medžiagas. Tai va, ta žala, kaip ir sakau, padanga, jinai irdama išskiria savo visas kenksmingas medžiagas, visokius benzenus, įvairias savo naftos produktus ir jie yra lėtai. Tai reiškia, lėtai į žemę įsiskverbia šitie produktai. Taip pat ir, sakykime, ta vizualinė tarša yra be proto didelė. Patys suprantat, kad važiuojant mišku niekas nenori padangas žiūrėti. Mes turime ir kitą didelę problemą, ne tik padangos, bet automobilio ardymo detalių. Plastikinių, kurių niekur negalima priduoti, nei metalo laužo, nei nieko, tai jų taip pat yra atsikratoma miške. Tai yra dvi didžiausios grupės atliekų, šiukšlių, kuriuos mes surenkam miške, tai, sakykime, 3 tokios. Tai padangos, mašinų ardymo medžiagos ir statybinės medžiagos. Su miško teršėjais mėginama kovoti įrengiant vaizdo stebėjimo kameras. Tikrai prie pačių geriausiai privažiuojamų ir tų vietų, kur matom eilę metų iš metų tų šiukšlių ar ten padangų atveža, mes ten statom savo kameras ir pavyksta užfiksuoti automobilio numerį, visą kitą talkina policija, tai yra tų atvejų, kai mes surandam kaltininkus. Panevėžiečiai nebenaudojamas padangas gali pristatyti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles įsikūrusias Savitiškio gatvėje 8, Senamiesčio gatvėje 114B ir Kėdainių gatvėje 13 bei 15. Specializuotose aikštelėse per metus nemokamai priimama iki 5 naudotų lengvųjų automobilių padangų iš vieno gyventojo. Šiaip tai paslauga yra nemokama tiek ir čia aikštelę pas mus atvežus, bet aišku yra ten numatytas kiekis, kiek galima priduoti, nesuprantama, kad žmonės jų ten nelaiko labai daug namuose, o jau ir minėjau, kad tai galima ir keičiant atiduoti tiek ir servisuose, tiek ir parduotuvėse. Į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles atgabentos padangos yra perdirbamos, iš jų gaminami įvairūs produktai, pavyzdžiui, statybose naudojamos medžiagos ar sporto įranga. Jo, padangos yra perdirbamos, nes kaip ir teisės aktai numato į sąvartyną, jų ten šalinti tikrai negalima ir kažkur kitur šalinti negalima, jos visos turi būti perdirbamos, tai arba jos yra naudojamos ten, sakykime, tokiose gamyklose kaip cemento, nes yra dalis padangų, sakykime, pačių sunaikinimo tampa kaip ir produkcijos dalim, arba jos yra perdirbamos į kitus gaminius. O tie kiti gaminiai, tai ten yra patys įvairiausi, nuo įvairių ten užklotų, kilimėlių ar ten kažkokių bordiūrų ir taip toliau. Bet reikia pasakyti, kad ta rinka nėra labai tokia plati padangų perdirbimui ir šiandien daugelis surinkėjų susiduria su ta problema, kad sterilizacija yra šiek tiek reikalų.
Valstybinė miškų urėdija kviečia gyventojus būti sąmoningais ir nebereikalingas padangas priduoti į tam skirtus surinkimo punktus.